aukštyn mus keli. Šiandieną aukštyn mus keli, nėra mums tokio, kaip tu. Dievas didesnis, Dievas stipresnis, Dieve aukštesnis, tik tu už viską, gydantis Dievas ir visagalis tikiu Dievu. Dievas didesnis, Dievas stipresnis, Dieve aukštesnis, tik tu už viską, gydantis Dievas ir visagalis tikiu Mūsų viešpats. Dievu. Jei mūsų Dievas už mus, kas gali stoti prieš mus? Jei mūsų Dievas už mus, kas gali būti prieš mus? Jei mūsų Dievas už mus, kas gali stoti prieš mus? Jei mūsų Dievas už mus, kas gali būti prieš mus? Kas gali būti prieš mus? Dievas didesnis, Dievas stipresnis, Dieve aukštesnis, tik tu už viską, gydantis Dievas ir visagalis tikiu Dievu. Dievas didesnis, Dievas stipresnis, Dieve aukštesnis, tik tu už viską, gydantis Dievas ir visagalis tikiu Dievu. Mes tikim tavim, viešpatie. Mes pasitikim ir ateinam pas tave, karalių karalių. Šį rytą šaukiamės tave, šį rytą šlovinam tave. Jis apsuptas šlovės, mano karalius. Žemė džiaugiasi, žemė džiaugiasi, Jisai yra šviesa, yra atėjai į šį pasaulį. ir traukiasi tamsa, Balsas, jo balsas toks stiprus, verk mūsų ausis, viešpatie. balsas toks Išgirstume tavo balsą. koks didesnis, kito kartu koks didesnis, visi matys koks didis, koks jis viešpats mūsų. Pradžia ir pabaiga, pradžia ir pabaiga. Tėvas, Sūnus, Dvasia, trejybė amžina, liūtas ir stiprus, avinėlis nuolankus. Didis, didis, koks didis, mano viešpatie, mano Dievas. Šiandieną tarp mūsų, prie
nieko nėra neįmanoma, kurio vardas aukščiau visų vardų. Vardą mes išpažįstame, vardas aukščiau visų. Iškeltas jo vardas per amžių. Šventas viešpats, vertas jis šlovės. Širdis giedos tik jam. Širdis giedos, toks jis viešpats mūsų. Pakelkim savo balsus į viešpatį, koks didis. Koks didis jis, giedok kartu, koks didis jis. Visi matys, koks didis, koks jis viešpats mūsų. Viešpats mūsų. Ateikit ištroškę, ateikit silpni, šaltinis teka. Nardinkite širdis jo gelmėj, liūdesį skausmą nuplaus šalin, malonės bangos. Gelmė šauks gelmėj vėl, viešpatie ateik.
1-2. Labas rytas bažnyčia, melsimės už poreikius, bet pirmą norėčiau paskaityti iš 2 Korintiečiams laiško 4 skyriaus. Mes turime tą pačią tikėjimo dvasią, apie kurią parašyta. Aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Taigi mes tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tasai, kuris prikėlė viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jais. Mes turbūt daug kas turime artimuosius, kurie nėra išgelbėti, kurie nepažįsta Jėzaus. Ir gal meldžiamės pusę metų, metus, gal 10 metų. Ir atrodo, to vaisiaus nėra. Ir atrodo, mes norim nustoti melstis, nes tiesiog nėra atsakymo. Bet malda už kažką, kad kažkas palaiko tave maldoje, yra didelis palaiminimas. Ir jei tu nustosi melstis už tos žmonės, tai kas už juos melsis? Ir manau, kad Dievas mato mūsų širdis ir jis žino, kokios yra mūsų širdis ir kad mes turime melstis tos žmonės, nesvarbu, kiek laiko mes už juos melsimės. Svarbu, kad mes melsimės už juos. Dėkoju tau viešpatė, Dieve, kad tu atneši viešpatė savo auką. Dieve, kad viešpatė mes turime amžiną gyvenimą per tave viešpatė. Mes dėkojam tau ir atiduodam visą tavo šlovę viešpatė. Atiduodam visą tau garbę, Dieve, nes nėra kitam, kam jos atsiduoti viešpatė, tik tau vienam, Dieve. Mes viešpatė meldžiam už tos poreikius, Dieve. Už kiekvienos poreikius, kurie yra čia surašyti viešpatė, už tos poreikius, kurie nėra surašyti, Dieve, kurie tų žmonių širdyse viešpatė. Mes meldžiam, Dieve, kad Dieve, tie poreikiai būtų atsakyti savo laiku viešpatė, nes tu esi visiems paruošęs viešpatė savo laiku, Dieve. Mes meldžiam viešpatė už žmonės, kurie yra ligose viešpatė, už žmonės, kurie yra sunkumuose viešpatė. Mes meldžiame, Dieve, kad viešpatė būtų prabudimas jų gyvenimuose, Dieve. Dieve, kad tos lygos pasitrauktų, viešpatė sunkumai pasitrauktų, Dieve. Mes meldžiam viešpatė už sesę, kuri yra Vilkaviški, Dieve. Dieve, mes meldžiam viešpatė už jos sveikatą, Dieve, už jos tarnavimą, viešpatė, prašau pakelk viešpatė ją, Dieve. Išgydyk savo antgamtinę jėgą, viešpatė, kad tai būtų liudijimas, Dieve, aplinkiniams viešpatė. Mes meldžiam Dievą už tos žmonės, kurie nėra išgelbėti viešpatė, kurie yra mūsų šeimos nariai, kurie mūsų draugai viešpatė, klasiokai, kursiokai viešpatė. Mes meldžiam Dievę, kad mes juos matytume, Dieve, tavo šlovėje viešpatė. Mes meldžiam Dievę, kad mūsų gyvenimas, mūsų darbai viešpatė, joms liudytų apie tave, Dieve. Viešpatė, kad jie matytų viešpatė tavo šlovę, Dieve. Dieve, kad jie įtikėtų tam viešpatė, kad jų širdis būtų atviros tavo žodžiui viešpatė. Mes meldžiam viešpatė už tą pastatą, Dieve, kur mes renkamės dabar viešpatė. Mes meldžiame, Dieve, kad viskas būtų tvarkingai viešpatė, tvarkyta viešpatė. Mes meldžiam, Dieve, kad visos problemos įsispręstų tiek finansinės viešpatė, tiek visos kitos viešpatė. Dieve, mes meldžiam viešpatė, kad tavo dvasia įsilietų iš to miesto viešpatė. Mes meldžiam, Dieve, kad žmonės įtikėtų viešpatė, kad būtų prabudimas tokio, kokio dar nėra buvęs šitoje šalyje viešpatė. Dieve, kad mūsų širdis būtų atviros viešpatė tavo žodžiui, Dieve. Kad mūsų širdis būtų atviros tavo dvasiai viešpatė, kad mes judėtume ten, kur mes turim judėti viešpatė, nedvėjotume, Dieve. Kad mūsų gyvenimai liudytų apie tave viešpatė, ne mūsų žodžiai, bet mūsų darbai viešpatė. Kad visi kiti matytų mūsų darbus, Dieve, ir šlovę atiduotų tik tau viešpatė, o ne mums, Dieve. Mes meldžiam, Dieve, tavo dvasios viešpatė. Dieve, išliekant jos jau ant mūsų viešpatė. Brangiai, prašom, prisėskime truputį informacijos apie praeitus įvykius ir apie būsimus. Iš praeitų, tai noriu pasidžiaugti, kad šiandien turime dar vieną naują šeimą. Prašom, gal truputėlį atsistokit jūs. Andrius ir Agnė sukūrė šeimą praeitą savaitgalį. Buvo šventė. Sveikinam ir džiaugiamės, Dievas te laimina. Kaip tarnavot ir toliau tarnaukite dar daugiau. Ačiū Dievui už jūs. Ir yra dar informacija dėl maldos. Pirmadienį malda, 18 val. Šitoje salėje. Kas galit, kas norit, prisijunkite. Ir dar yra ateinantį sekmadienį duonos laužimas arba viešpaties mirties ir prisikėlimo minėjimas ir kviečiami ateiti, pasiruošti, paraginti kitus. Ir dar tokia informacija, kad birželio mėnesį 15 dieną, tai bus šeštadienis Vilniuje, Sekmininkų sąjungos
susivienijimo yra konferencija, kuri bus tema evangelizacija, evangelijos skelbimas ir naujų bažnyčių steigimas. Taip, kad kviečiami žmonės tie, kuriem tai rūpi, kurių širdis dega, kurie trokšta nešti gerąją žinią. Brangiai, jūs, kaip sakant, tokio apribojimo nėra. Galima atvykti, dalyvauti, tik tai ten informacija, kiek pamenu, iki 10 dienos kažkur reikia pranešti, duoti žinoti, kad jūs norėsite dalyvauti. Tai Dievas te laimina. Labas rytas. Geras yra mūsų viešpats. Paskaitykime iš Morkaus Evangeliją pagal Morkų, 8 skyrius, nuo 34 eilutės. Pasišaukęs minią ir savo mokinius Jėzus prabilo. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas praras gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Kokiagi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išpirkti savo sielą? Ir dar paskaitykime iš Luko Evangelijos, 14 skyrius, nuo 25 eilutės. Kartu su juo ėjo didelės minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms: jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvų, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir netgi savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Kas iš jūsų norėdamas pastatyti bokštą ir pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad žinotų, ar turės iš ko užbaigti, kad kartais padėjus pamatą ir nebaigus žmonės matydami nesišaipytų iš jo. Ir čia 32 eilutė. 33. Taip pat kiekvienas jūsų, kuris neįsižada viso, ką turi, negali būti mano mokinys. Oho. Kieti žodžiai, ar ne? Tai, ką pasakė Jėzus savo mokinėms ir toms minioms, kurios jį sekė. Ir čia klausimas, kas tu toks esi? Kas tu toks esi, žmogau? Arba Jėzau? Kad tu mane liepi įsižadėti savo tėvų, brolių, seserų, žmonos ir viso kito? Palikti savo tėvus? Įsižadėti viso turto, įsižadėti savo gyvybės, savęs pačio ir dar daugiau, imti kryžių ir sekti tavimi. Kas tu toks esi? Kodėl aš dėl tavęs turėčiau tiek daug padaryti? Ir iš tikrųjų, teko čia su vienu bendrauti, tokiu jaunuoliu, studentu, jisai studijavęs teologiją, bet Jėzus Kristus, kad aš pasakiau, jis yra vienintelis kelias, tiesa ir gyvenimas, jisai sako, daugelis taip sakė, daug tokių yra, kurie sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir jis nelaiko Jėzaus Kristaus vienintelio. Ir su juo bekalbant, jis pats pradėjo kalbėti, taip pat žino raštą, šitą temą, įsižadėjimų savęs. Ir iš tikrųjų, kaip tu gali įsižadėti savęs
viso, ką tu turi. Jeigu nežinai, dėl ko tu tai darai, nežinai tikslo. Ir ar tu galėtum dėl Jėzaus išsižadėti jo nepažinus, kas jis toks yra? Petras gavo apreiškimą. Ir aš sakau, be apreiškimo tu nieko negali išsižadėti. Petras gavo apreiškimą, kad Jėzus Kristus yra gyvojo Dievo sūnus. Mesijas. Netgi ir tada, kada Petras, Dievas jam apreiškė, kas yra Jėzus Kristus, jis jo išsižadėjo. Jis nepaėgė sekti Jėzumi iki galo. Tada, kada ištiko sunkumai ir kada Jėzus buvo suimtas, jis jo išsižadėjo. Ir Viešpatie, tu tiek daug reikalauji. Ar galima žmogiškomis jėgomis pasekti tavimi ir viso to išsižadėti, apie ką tu kalbi? Sako, jūs negalite būti mano mokiniai, jeigu jūs neišsižadėte viso. Artimųjų, savęs, turtų, savo gyvybės. Ir kokia man iš to nauda? Ką aš iš tavęs gausiu? Kas manęs laukia? Ką aš turėsiu dėl to, kad aš paseksiu tavimi, Jėzau? Netgi ir tada, kada supranti, kas yra Jėzus Kristus. Ar įmanoma? Mes matome, Petras negalėjo. Ir vieną suprantu, netgi ir tada, kada Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusių. Ir jiems ne vieną kartą yra apsireiškęs, pasirodęs, su jais valgęs. Jie gyveno baimėje. Jie buvo užsidarę. Nors Jėzus Kristus jiems jau buvo pasirodęs. Jie jau žinojo, kad jis yra prisikėlęs. Bet jie buvo baimėje. Ir tada, kada atėjo šventoji dvasia, jie galėjo išeiti į gatves, galėjo kalbėti žmonėms apie Jėzų Kristų. Jie įgavo jėgų, baimiai pasitraukė nuo jų. Be šventosios dvasios nieko mes negalime padaryti. Tik šventosios dvasios jėgoje mes galime tai įvykdyti, apie ką Jėzus kalbėjo. Gaunant apreiškimą, kas iš tikrųjų Jėzus Kristus yra. Ir kada kalbi su žmonėmis, tu nesakai, išsižadėk viso, ką turi dėl Jėzaus Kristus. Aišku, jisai nesupras. Tu kalbi apie meilę, kad Dievas tave myli, kad Dievas yra priruošęs tavo amžinąjį gyvenimą. Nuostabų gyvenimą, kur ašarų ir skausmo nėra. Tai, kas tau net į mintį ir į protą neteina, Dievas yra priruošęs nuostabių dalykų. Ir kad jis atleidžia kaltes ir nuodėmės, kad jis už tave kentėjus tave myli begalinę meilę. Jis savo gyvybę atidavė už tave. Ir kada tu iš tikrųjų ateina Dievas į tavo gyvenimą, į tavo širdį, tu supranti, kad jis tikrai yra Mesijas. Nes tu pergyveni, tavo nuodėmės atleidžiamos, tavo kaltės panaikinamos, tu pajauti jo meilę bet dar to neužtenka. Reikia šventosios dvasios jėgos. Ir kaip Jėzus pasakė, išsižadėk, negalite būti mano mokiniai. Ir kada mes kalbame apie paaukojimus, kartais susidaro toksai įspūdis, kad dešimtiniai, aukos ir visos kitos, Dievui ir užtenka to. Šiek tiek Dievui, o visa kita. Taip ir visame kame. Atrodo, truputis Dievui, dalis mano. Bet Jėzus čia kalba absoliučiai savęs išsižadėti. Savo artimų ir viso kito. Jis turi būti pirmas. Jis turi būti tas tikslas. Jis turi būti tavo gyvenimo tikslas, į kurį tu eini. Jis turi būti brangiausias. Dėl jo tu pasiruošęs atiduoti gyvybę, dėl jo pasiruošęs daryti bet ką jis tau pasakytų. Štai ko nori Jėzus. Ir tada gali būti jo mokiniu. Bet aš sakau, tik šventai dvasiai veikiant galima pasiekti iki kryžiaus ir kryžiaus mirties. Imti tą kryžių ir sekti juo. Taigi, o mes turim šventąją dvasią.
apie kurią kalbėjo Jėzus. Aš jūsų našlaičiais nepaliksiu. Taigi pasitikėkime viešpačiu Jėzumi Kristumi ir raginu aukoti. Ir nesusidaryti vaizdo, kad tai ir užtenka, ką mes darome. Ne. Jėzui reikalingas visas tavo gyvenimas. Amen. Šventąja dvasia, širdys paruoštos laukia tavo ugnies. Dangų atver, dvasia išliek. Trokšta žemė sausa, prabudimo lietaus. Mes trokštam tavęs viešpatie, laukiu tavęs. Trokštu tavęs, esi šventoji, laukiu tavęs. Trokštu tavęs, esi šventoji, laukiu tavęs. Mano tėve, trokštu tavęs, esi šventoji, laukiu tavęs. Visagalis Dieve, trokštu tavęs, esi šventoji, su savo lietu, su savo lietu, su savo lietu, į mūsų žemę viešpatie. Laukiu tavęs, viešpatie, trokštu tavęs, tu esi šventoji, laukiu tavęs, visagalis Dieve, trokštu tavęs, tu esi šventoji, laukiu tavęs, mano tėve, trokštu tavęs, tu esi šventoji. Dieve, trokštu tavęs, esi šventoji, su savo lietu, į mūsų širdis, su savo lietu, mūsų tautą, su savo lietu, lietu išliek, į mūsų žemę viešpatie, su savo lietu, į mūsų širdis. Su savo lietu, į mūsų tautą, su savo lietu, dvasia išliek, į mūsų žemę viešpatie. Savo dvasia išliek, mes laukiam tave, mes trokštam. Mes laukiam tavęs, o viešpatie. Ateik nuženg, šventąja dvasia. Širdys paruoštos laukia tavo ugnies. Dangų atver, dvasia išliek, trokšta žemė sausa, prabudimo lietaus. Ateik viešpatie, ateik nuženg, šventąja dvasia. Širdys paruoštos laukia tavo ugnies.
viešpatie, su savo lietu, lyja tavo lietus, su savo lietu, mūsų tauta, su savo lietu, pasas lietu, į mūsų žemę viešpatie. mes trokštam tavęs viešpatie ir mes laukiam tavęs, mes atveriam savo širdis tau Dieve. Trokštu aš kasdieną viešpatie tavęs, kad paliestum ir pakeistum mano širdį. Visą atiduodu į tavas rankas, nes tik tau gyventi trokštu, mano viešpatie, trokštu aš. Aš kasdieną viešpatie tavęs, kad paliestum ir pakeistum mano širdį. Visą atiduodu į tavas rankas, nes tik tau gyventi trokštu, mano viešpatie. Mylėt kaip myli tu, gyvent kaip mokai tu, pažint tave daugiau ir būti toks kaip tu. Šventai gyventi tau, kasdieną mirti sau, kad išaukštintas tu būtum manyje. Trokštu aš. Trokštu aš kasdieną viešpatie tavęs, Šiandieną gėdu tau iš savo širdies, kad paliestum ir pakeistum mano širdį. vienas ją pažįsti ir ją matai. Visą atiduodu į Viską tau tavas pavedam rankas, visas savo dienas, kurias tu mums duodi. nes tik Tau gyventi trokštu, mano viešpatie, ir mylėt, mylėt kaip myliu. Halleluja, gyvent kaip mokai tu, keisk šiandien mane. pažint tave daugiau ir būti toks kaip tu. Šventai gyventi tau, kasdieną mirti sau, kad išaukštintas tu būtum manyje. Mylėt kaip myli, Mylėt kaip myli tu, gyvent kaip mokai tu, pažint tave daugiau ir būti toks kaip tu. Šventai gyventi tau, kasdieną mirti sau, kad išaukštintas tu būtum manyje. Kad išaukštintas tu būtum manyje. kad išaukštintas tu Būtum manyje. mylėt kaip myli tu. Gyvenk kaip mokai tu, pažint tave daugiau ir būti toks kaip tu. Šventai gyventi tau, kasdieną mirti sau, kad išaukštintas tu būtum manyje. Aukštintas, Kad išaukštintas tu būtum manyje. šiandien būtų išaukštintas viešpatie per mūsų gyvenimą. Kad išaukštintas tu būtum manyje. Mes dėkojam tau viešpatie. Tu mano Dievas, tavo rankose mano likimas. Malonė
išpirkai, tu mano viešpats esi. nuostabus tavo gerumas, koks brangus man tavo artumas, tavo buvimas viešpatie. Tu mano Dievas, koks nuostabus tavo gerumas, ir koks brangus man tavo artumas, tavo buvimas viešpatie. Pakeliam savo balsu. Alleluja, šlovė kyla tau. Alleluja, giedame tau. Oh, halleluja. Alleluja, šlovė kyla tau. Alleluja, giedame tau. Mano Dievas, koks nuostabus tavo gerumas, ir koks brangus man tavo artumas, tavo buvimas.
Šiandien dalinsiuosi iš 1 Karaliaus knygos. Kviečiu atsiverskit Bibliją 18 skyrių. Ir nuo pradžių paskaitykime. 1 Karalių knyga 18 skyrius nuo 1 eilutės. 3 metais viešpats vėl kalbėjo Elijui. Eik ir pasirodyk Ahabui, aš duosiu lietaus žemėje. Elijas išėjo pas Ahabą, Samarijoje buvo didelis badas. Ir 5 eilutę dar perskaitykime. Ahabas tarė rūmų valdytojui Abdijui. Eikime per kraštą ir pažiūrėkime vandens šaltinius ir upelius. Gal rasime žolės žirgams ir mulams, kad neprarastume visų gyvulių. Taigi buvo laikmetis, kai tautoj buvo badas. Ir kaip 5 eilutėje sako, pats karalius netėjo ieškoti vandens, žalumos, buvo sausra. Nežaliavo žolė, kaip šiandien pas mus pavasaris. Jau mes apsipras baigiam, vasarą taip pat, kitas mėnuo, bet nežaliavo žolė. Nebuvo medžiai žoli. Jie ėjo ieškoti, sako, nes aš galvoju, kokia situacija turėjo būti, kad pats karalius turėtų išeiti ieškoti jau. Tarnai pakankamai buvo nusilpę irgi matyti. Taigi, viešpats prabilo į Eliją. Tokioj situacijai, sausroj, sako, eik ir pasirodyk Ahabui, aš duosiu lietaus žemėje. Ir kai pasiekė viešpatės žodis, jo žodis sako, eik, Elijas ką darė? Elijas ėjo. Elijas priėmė jo žodį, viešpatės žodį. Ir toliau, kai Elijas susitiko su Ahabu, 17 eilutė. Ahabas, pamatęs Eliją, tarė, ar tai tu, kuris vargini Izraelį? Elijas atsakė, ne aš varginu Izraelį, bet tu ir tavo tėvo namai, nes apleidote viešpatės įsakymą ir sekate Balį. Ir šitą rašto vietą perskaitęs, pamąsčiau, kartais iškeliam tokį klausimą, ar ne Dievas vargina? Kodėl nėra lietaus? Kodėl Dievas neišlieja savo dvasios? Mes prašom jo, mes žvelgiame jį. Ir kartais mes kaip tas Ahabas, aš pats galvoju, čia matyti jau, kai Dievas nuspręs jau, matyti jis nori, kad mes taip pabūtume, po to išlies savo dvasią. Ir tarsi, tokių atsakymų nėra, kodėl, bet tarsi priežastis to Dievas. Dėl to, kad sausra, dėl to, kad mūsų tauta, kaip tai išdžiūvusi žemė, kurioje žalumos surasti, kaip Edvardas kalbėjo, su kiek žmonių, sako, dalinuosi gerą žinią, surasti gyvai tikinti, sako, ant kelių pirštų tik galima suskaičiuoti, kiek pasitaikė. Tai žvelgiant į mūsų tautą, taip, čia tas žalias sodas, gražus, susirinkę gyvai tikintis, bet tautoj, pažvelgus plačiau, suras tą žaliuojančią žolę, suras tą gyvybę, tą gyvenimą, kuris ateina iš Kristaus, tos naujus daigus, kurie vyksta, naujos sielos, kurios atsiverčia. Supranti, kad reikia lietaus. Reikia viešpatės dvasios lietaus. Ir toliau, 21 eilutė. Elijas pasiūlė surinkti visus ant Karmelio kalnų ir prabilo į tautą. Ar ilgai jūs svyruosite? Jei viešpats yra Dievas, sekite jį, o jei Baalas, sekite Baalą. Tauta neatsakė nė žodžio. Ir šitoj vietoj aš susimąsčiau, susirinko tauta, žinanti Dievą, ir pranašas tarp jų tiesiog iškėlė, sako, ar ilgai klausimą, ar ilgai svyruosite? Ir tauta sviravo širdyse, nes jie neatsakė jam nieko. Jie nepasakė, taip seksime viešpačiu, taip, eisime su viešpačiu. Jie nežinojo, ką pasirinkti. Jie buvo susigyvenę su tam tikrais dalykais, neteisingais dalykais savo gyvenimuose,
kad jų išsižadėt, kaip šiandien Edvardas sako, mums kaip paskaito tokią rašto vietą, mums skamba tai, taip, gražiai pasakysiu, didelis iššūkis. Didelis iššūkis. Bet kaip kasdienybė. Tautoj, kai Elijas pasakė šitą klausimą, paklausė jų, ar ilgai sviruosite, jiems matyti tai irgi suskambėjo kaip didelis iššūkis. Pasirinkti viešpatį ar Baalą. Ir tas kažkaip tautoj kažkiek yra, bet kaip dabar taip, jie neišdrįso drąsiai pasirinkti, mes renkamės viešpatį. Mes renkamės su pirma sekti viešpačiu. Ir kas toliau? 23 eilutę paskaitykime. Elijas kalbėjo čia. Duokite mums 2 jaučius. Jie te pasirenka vieną jautį ir supjaustę jį į gabalus te padeda ant malkų, bet neuždega. O aš paruošiu kitą jautį ir uždėsiu ant malkų, bet neuždegsiu. Tegul jie šaukėsi savo dievų, o aš šauksiuosi viešpaties vardu. Tas Dievas, kuris atsakys ugnimi, yra Dievas. Žmonės atsakė, gerai pasakyta. Aš žinau šitą istoriją, bet iki tiek apstulbęs nebuvau, kai perskaičiau ir šitus žodžius po to. Ten tylėjo, o jau kai prabilo, tai sako, gerai pasakyta, darom, statom aukurą Baalui. Dievo tauta, kurią išvedė iš Egipto žemės, su galingais ženklais ir stebuklais, kuriuos neapleido nei vieną dieną, vedė, ėjo ugnies stulpų, debesies stulpų. Sako, ir statom viešpatės aukurą, pažiūrėsim. Gerai sugalvojo čianais, pasakykim 2 aukurus ir garbinkim. Ir vieną ir kitą, jie nebuvo įsitikinę, kuo seka. Pas juos svertai gyvenime nebuvo sustatyti viešpats. Taigi, viešpats leido tokiems dalykams. Viešpats leido statyti aukurą Baalui. Viešpats leido statyti aukurą kitiem vardam. Mūsų gyvenimuose irgi viešpats leidžia. Viešpats leidžia pasirinkti. Viešpats jis nepraradęs savo jėgos, nepraradęs savo šventumo, nepraradęs savo šlovės. Jis toks pats. Bet jis leido tautoje. Nestatykim aukuro kitiems dalykams, kurie ateina iš šio pasaulio. Labai greitai tai ateina. Pamastykim, kokius aukurus kartais pastatom savo gyvenimuose. Mes žinom įsakymą, vieną Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Ir mąstydamas apie šitus žodžius, žinodamas vieną Dievo vardą, kaip ir mes visi žinom, ką reikia garbinti, kam tarnauti, ką reikia sekti. Bet Viešpats pradėjo rodyti mano gyvenime tos aukurus. Tos aukurus, kurie yra ne jo aukuros. Kiti aukurai, kurie ateina iš šio pasaulio, su šio pasaulio dvasia. Ir galbūt atrodo kartais tai gražiai, galbūt netrodo kažkas tokio baisaus, bet tai iškelia ne Viešpatės vardą. Ir ateina žmonės dažnai, jie pasidžiaugia, pagiria. Ir greitai aukuras pastatytas man atsiranda. Greitai aukuras pastatytas kažkokiam tarnavimui, kažkas džiaugiasi šlovinimu, kažkas džiaugiamės, buvo laikas labai didžiavomės reabilitaciniais centrais, dar kažkuo. Ir mes galim puoselėti. Mes galim kelti, mes galim dirbti, mes galim triūsti dėl kažkokio vardo. Bet vienas vardas turi likti. Taigi, toliau pažvelkime istoriją. 26-27 eilutė. Čia apie Baalo pranašus. Jie parašė jauti ir šaukėsi Baalo nuo ryto iki vidudienio. Baalai, išklausyk mus. Bet atsakymo nebuvo.
Jie šokinėjo aplink aukurą, kurį buvo pasidarę. Vidudienį Elijas, tyčiodamasis iš jų, tarė: šaukite garsiau, juk jis Dievas, gal jis šnekasi, užsiėmęs ar kelionėje, gal jis miega, ar jį reikia pažadinti. Jie šaukė garsiai ir, kai buvo įpratę, raižėsi peiliais iki kraujo. Praėjus vidudieniui, jie vis dar šaukė iki aukojimo laiko, bet nei balso, nei atsakymo nesulaukė. Ir 28 eilutėje sako, jie šaukė dar garsiau, kai Elijas jiems pasakė. Raižėsi, kai buvo įpratę, bet nieko nesulaukė. Ir pagalvojau, mes kartais irgi. Aš pats galiu šaukti ir galvoti, kad čia mano balsas kažką padarys. Kad aš kažkaip iššauksiu viešpatį, tarnaudamas ar dar kažką padaręs. Ir ateis viešpats ir taip ir nesulaukti. Bet po to paskaitysim, kaip Elijas viską padarė. Ir 30 eilutėje pastatė aukurą Elijas. Atstatė viešpatės aukurą, kuris buvo sugriautas. Ėmė 12 akmenų ir toliau 33 eilutė sudėjęs tvarkingai malkas, jis supjaustė jautį, uždėjo gabalus, uždėjo ant juos malkų ir tarė: pripildykite 4 kibirus vandens ir užpilkite ant deginamosios aukos ir ant malkų. Po to jis tarė: pakartokite jiems. Pakartojus jis vėl tarė: darykite tai 3 kartą. Jie padarė ir 3 kartą. Vanduo tekėjo nuo aukuro ir pripildė griovį. Ir kaip Elijas paruošė auką, kaip Elijas tarnavo, jis pasitikėjo pilnai viešpačiu. Jis suprato, kad toj tamsoj, jeigu viešpats neateis savo dvasia, Edvardas šitai jau kalbėjo šiandieną, jeigu jo dvasia neateis į tą vietą, nieko nebus. Ir jis nesistengė kažkaip, jis pasitikėjo viešpačiu pilnai. Savo jėgomis jis nesistengė to įrodyti. Nesistengė, kaip aš sakau, fondams griebtis geriausių giesmių 10 dabar. Jeigu nesieina, kažką padarysim vis tiek. Kažką mes padarysim dėl savo vardo. Kaip mes dabar atrodysim? Jeigu kažkas nesieina, reikia sukontroliuoti. Reikia viską paimti savo rankas, viską suorganizuoti ir padaryti. Elijas pasitikėjo viešpačiu. Ir žinojo, jeigu viešpats, kaip ir Izraelio tauta, viešpats pajudėdavo, jie eidavo. Jie nėjo patys. Mes turim suprasti tai, kad mūsų tarnavimai, tai, ką mes darom gero, turim viešpatį pastatyti į pirmą vietą. Pirmiausia, nestatyti aukuro kitiem vardam, bažnyčiai. Taip yra rūpestis, kaip atrodys bažnyčia, kaip atrodys šlovinimas ar dar kažkas. Bet ateina laikas ir karts nuo karto apsisuka toks ratas kažkokių situacijų. Ir viešpats ateina ir prabyla į tam tikras situacijas, kaip prabilo Abraomui apie Izaoką, apie tai, kas gera, apie tai, kas brangu. Ir aš įsivaizduoju, kaip Abraomas mylėjo, saugojo ir brangino savo sūnų, vienintelį sūnų, kurio taip laukė. Kaip jis buvo pasiryžęs dėl jo padaryti viską. Galbūt net save atiduoti, jeigu reiktų jį išgelbėti, kad išsipildytų Dievo pažadai ir Dievo darbai. Ir viešpats man parodė, kad yra tais gyvenime tie dalykai kaip svajonės, galbūt jau išsipildė dalis pildosi, dalis dar tik tai tam tokiam svajonių lygyje, kažkur mąstymai, dalykai, kuriuos tu gavęs iš viešpatės, galbūt geri dalykai. Bet ateina laikas, kai turi juos paleisti, patikėti pilnai viešpačiui, kaip Izaoką Abraomas paėmė ir atnešė viešpačiui ant aukuro.
Ir Elijas sudėjo viską. Sudėjo malkas, ką reikėjo, jautį sukrovė ir ką padarė? Paleido tai viešpačiui. Ir aš nežinau, ar aš išdrįsčiau, gal kur nors lašiuką fone, ne? Galim, stiklinio, jeigu aukuras didelis, ten truputį kraštą, kokias plytas galbūt, bet ne ant malko tikrai, jau kas pečių kūrenę, šašlykus kepia. Žinot, kaip reikia stengtis tą ugnį neturint, kad tas degtukas neužgestų, kai vėjas pučia laukia, jeigu kuri. Kaip tą ugnį įžiept, kad. Bet Elijas ką padarė jis? 3 kartus. Man tai parodė tai, kad jis pilnai pasitikėjo viešpačiu tame, kame jis tarnavo. Ką viešpats jam pavedė padaryti, jis pavedė tai viešpačiui, kad viešpats veiktų. Ir jis suprato, kad šitoj tamsoj, jeigu bus viešpats iškeltas, apreikš savo šlovę. Ne jis savo vardą, ne jis kažkaip iššaukė, dabar pažiūrėkite į mane, aš viešpatės tarnas, čia to įžengs ugnis. Ir jis tam pradėtų 1-2 valandą daryti kažko, šlovint, melstis. Galbūt ir taip, jei viešpas būtų įdėjęs tai jo širdį. Bet toje situacijoje jis norėjo, kad visų žvilgsnis nukryptų į viešpatį. Jis nenorėjo, kad jų žvilgsnis nukryptų į Elijo vardą, bet į viešpatį. Ir aš pamačiau, aš irgi galbūt šlovinu, galvoju, Dieve, išmokyk tarnaut. Kad aš nenorėčiau atkreipti dėmesį į save, į savo vardą, kaip aš vedu šlovinimą, kaip gėdu ar kaip groju. Čia visiems muzikantam aktualu, mes grojam ar kažką, mums atrodo tai taip svarbu. Tai yra be galo svarbu, kaip ten kokį pragrojimą paragrosim ar dar kažkas ir atrodo čia jau viskas. Dabar tuo momentu, tai, kad visi girdėtų, koks mano balsas, giedotojams lygiai tas pats. Ne balsas, ne instrumentas, bet viešpats veikia. Zacharijo pranašystėje pasakyta. 4:6 negalybė ir ne jėga, bet mano dvasia, sako kareivijų viešpats. Ir viešpats nori veikti bažnyčiai savo dvasia. Bet kad pradėtų savo dvasia veikti viešpats bažnyčiai, turi būti pašalinti kiti aukurai. Kol mes statom savo vardą, bažnyčios vardą, tarnaimo vardą, kol mes tai nešam, tą žmonės ir matys. Mes tai pristatom, tą žmonės ir matys. Kol mes tai patys tik tai matom, savo vardus, dar kažkokius dalykus, tą žmonės ir matys. Pirmiausia, turi būti mūsų akis atvertos, kad mes pamatytume viešpatį ir mes jį pristatytume. Leistume jam veikti gal tiesiog. Tas žodis sako, užleisk sceną viešpačiui. Neatsimenu, kas tai pasakė. Viešpats, man atrodo. Viešpats prabilo kažkada į mano širdį, bet per ką, nežinau. Užleisk sceną viešpačiui. Jam užleisk sceną. Kad jis veiktų. Bažnyčioje mes turim užleisti, kaip sakant, atiduoti pirmą mikrofoną viešpačiui, sakyklą, instrumentus. Mes turim viską pavesti jam. Savo planus, net ir savo svajonės galim. Taip, naujos bažnyčios pastorius buvo nuvažiavęs į Jurbarką 5. Čia istorijos tęsinukas, tikiuosi, čia dar tik dalelė, čia tik pradžia istorijos, tikiuosi. Čia tik pradžia istorijos, susitiko su žmonėmis. Truputį sako, taip, ne taip, kaip tikėjaus. Sako, ten šalia Jurbarko kaimas. Ne pačiam Jurbarke, bet šalia. Bet sako, žmonių yra. Yra vieta, kur rinktis. Buvo susitikęs ir su tai žmonėm, kam priklauso ta vieta. Ir pabendravo, ir yra užkabintų žmonių. Ir bažnyčia, melskitės, kad tai, ką viešpats pradėjo, kad mes pasijungtume tame. Kad mes atliktume tą darbą ten, kur viešpats veda. Ir kad jo dvasia įsilietų toj vietoje. Ir sakė, reiks pajudėti gal už mėnesio kažkur į tą vietą. Pakabins skelbimą, kad kelias savaitės pakabėtų, kad kvies žmonės. Taigi, bet ne savo vardą neštų. Ir mes galime į kitą vietą, tose planuose geruose, ką viešpats įdeda į širdis, nunešti ir parodyti
Kauno krikščionių bažnyčios vardą, nešti, kokį mes pastorių turim parodyti, kokį mes šlovinimą turim, ar dar ką nors, kokias mes giesmes giedam. Ir mes galim būti uolus dėl to ir po to galvot, kur tas prabudimas. Šiandien Titas, ne kas kart meldžiasi prabudimą. Taip drąsiai pakėlė balsą, kad ateitų prabudimas į mūsų tautą. Kad ateitų išgelbėjimas į mūsų žemę, tą sausą žemę suskilinėjusią. Taigi Elijas stojo tarnauti, nes savo jėga drąsiai pylė 4 kibirus po 3 kartus, viską patikėjo Viešpaties rankas. Abraomas, kai pasitikėjo Izaoką į Viešpaties rankas ir Viešpaties pažadus į jo rankas atidavė. Prisiminkim, kaip Gideonas liko su 300 prieš didžiausią kariuomenę, kad nieks nesididžiuotų. Teisėjų 7 skyrių galite perskaityti. Prisiminkim, kas Zacharijo pranašystėje parašyta. Ne savo jėga, bet jo dvasia. Ir grįžtant į karalių, 36 eilutė. Vakarinės aukos metu pranašas Elijas prieėjęs meldėsi. Viešpatie, Abraomo, Izaoko ir Izraelio Dieve, tebūna šiandien žinoma, kad tu esi Dievas Izraelyje, o aš tavo tarnas ir kad visą tai tavo paliepimu padariau. Išklausyk mane, Viešpatie, išklausyk mane, kad šita tauta žinotų, jog tu, Viešpatie, esi Dievas ir gręžtųsi savo širdimis į tave. Elijo malda, kad širdis atsigręžtų į Viešpatį. Kokia šiandien mano malda? Kokie šiandieną mano troškimai? Elijas atstatė aukurą Viešpačiui ir meldėsi, kad širdis gręžtųsi į Viešpatį. Ir kad visi žinotų, kad tu esi Dievas. Tada Viešpaties ugnis krito ant aukuro ir sudegino auką, malkas, akmenis bei dulkes ir sulaižė gravyje buvusi vandenį. Visi žmonės tai matydami puolė veidais į žemę ir šaukė, Viešpats yra Dievas. Viešpats yra Dievas. Ir galvoju, išvardino. Tenais sudegino auką, akmenį, dulkes, vandenį. Ir pamačiau tai, kad tai, ką Elijas paruošė Viešpačiui, kaip auką, ant visko nužengė Viešpatės ugnis. Ir kaip aš šiandien gyvenime statau aukurą Viešpačiui. Viešpats nori ateiti ant viso mano gyvenimo, į visas mano sritis. Ar aš pavesiu jam visą, ką aš turiu? Ar atiduosiu visą, kas esu, jo sukurtas, jo pramatytas? Ar atsiduosiu visas į jo rankas? Abraomas neužkėlė tik Izaoko kojos ant aukuro. Jis visą tą pažadą uždėjo ant aukuro. Nepasiliko. Negalėjo jisai pasilikti su Izauku. Jis turėjo atskirti tai. Turėjo pavesti tai Viešpačiui. Turėjo išplėšti tai iš savo širdies. Ir ką Elijas paruošė, man patiko, kad ant visko atėjo Viešpatės ugnis. Ir visi pamatė, visa tauta pamatė, ir visa tauta pradėjo, nereikėjo tautai sakyti, šaukite, Viešpats yra Dievas. Nereikėjo sakyti, giedokite, Viešpats yra Dievas. Kai mano gyvenime bus pastatytas aukuras, Viešpačiui pilnai pavesta viskas. Atstatytas jo aukuras. Nebus aukojama ant kito aukurų. Jo šlovė ateis. Jis nemeluoja savo žodį. Jo ugnis ateis. Jo šventoji dvasia ateis pilnai ant visą, ką paruošiu. Ir nereikės kitiem rodyti, kad Viešpats yra Dievas. Visi tai matys. Aš trokštu, kad šitoj bažnyčiai, kad aplinkiniai tautos, žmonės, gentis, kas bebūtų, jaunas, senas, ką jie bedirbtų, ką jie bedarytų, kad jie pradėtų kalbėti, kad Viešpats yra čia.
kad toks garsas sklistų iš šitos bažnyčios, kad viešpats Dievas yra čia. Ir yra tokia rašto vieta. Tuoj surasime. Zacharijo 8:23. Taip sako kareivijų viešpats, tuomet 10 vyrų iš įvairių tautų atėjęs įkips žydui už skverno ir sakys, mes eisim su jumis, nes girdėjome, kad su jumis yra Dievas. Vieta, kur yra viešpats. Vieta, kur ateina viešpats. Ant paruoštos aukos. Taigi, 40 eilutė. Elijas jam tarė, suimkite Baalo pranašus, nepaleiskite ne vieno, jiems juos suėmus Elijas nuvedė juos prie Kišono upelio ir ten nužudė. Tamsa turi būti pašalinta. Dievo tautoje turi būti pašalinta tamsa, neturi likti tamsos. Mes turim visuomet pasižiūrėti savo gyvenimuose, kad neliktų tai, kas iš tamsos, neįeitų į mūsų gyvenimus ir neturėtų vietos mumise. Po to Elijas tarė Ahabui, valgyk ir gerk, nes jau girdžiu lietaus šniokštimą. Pirma atėjo ugnis. Visi matė, kad viešpats atėjo. Ir pranašas girdėjo toliau. Pranašas buvo išvien su viešpačiu. Kaip Jėzus pasakė, nieko nedarau, tik tai, ką matau tėvą darant. Sako, aš darbuojasi, nes mano tėvas darbuojasi. Ir jis buvo tose dalykuose, kame buvo tėvas. Elijas buvo tose dalykuose, lietaus nebuvo. Lietaus net debesų nesimatė. Saulė kepino, visur išdžiūvę, visur sausa, buvo surinkta vandens saukurui, po ugnies ir to neliko vandens, visur sausa. Bet Elijas sako, aš girdžiu lietaus šniokštimą. Taigi, nereikia svyruoti mums savo gyvenimuose. Tai, kas yra netinkama, atsiskirti nuo to. Tauta svyravo, tauta dvejojo. Mums nereikia svyruoti. Taigi dar ne pabaiga. Elijas girdėjo, nes jis tikėjo ir laukė viešpatės žodžio išsipildymo. Pradžiai skyriaus, ką viešpats prabilo, aš duosiu lietaus žemėje. Ir kai Elijas matė viešpatį veikiant, jis jau girdėjo. Jis laukė pažadą išsipildant. Ir 43 eilutė. Jis tarė savo tarnui, eik ir pažiūrėk link jūros. Tas nuėjęs ir pažiūrėjęs sako, nieko nėra. Elijas tarė, padaryk tai 7 kartus. 7, nurodo. Jau mes žinom tą skaičių. 7, kas šventam rašte simbolizuoja. Be galo. Tiesiog pilnai. Tol, kol įvyks. Lauk viešpatės, kol jis ateis. Lauk viešpatės, nes jo lietus ateis. Galbūt net 7 kartus. Tam tarnas sako, nieko nėra. Sako, nieko, eik, padaryk tai 7 kartus. Turbūt tarnas susėmė galvas, galvoja, ką tas 7 kartus, tai reiškia dabar šten sėdėsiu, nežinia kiek, nevalgęs. Padaryk. 7 kartą tarnas sakė, čia Dievai 7. Debesėlis vyro plaštakos pločio kyla iš jūros. Įsivaizduojat horizonte, matot jūrą ir toks plaštakos dydžio. Visur giedra saulė šviečia. Toks debesiukas kyla iš jūros. Plaštakos dydžio. Elijas žinojo, kad tai viešpatės lietus ateina. Kiti to nematė. Kiti galbūt to nesuprato. Todėl Elijas pats atsakė, eik ir sakyk Ahabui, pasikinkyk arklius ir skubėk, kad tavęs neužkluptų lietus.
Tuo tarpu dangus apsiniaukė ir užėjo smarkus lietus. Ahabas nuskubėjo į Izraelį. Atėjo smarkus lietus į tą sausą kraštą, kur net karalius turėjo eiti ieškoti kos žalę. Su savo tarnais, savo viršininkais, visi ėjo ieškoti. Nerado. Aš manau, karalius siuntė ne vieną sykį ieškoti. Nerado. Pats jau negalėjo, reikia kažką daryti. Tauta žūsta, gyvuliai žūsta, badas. Ačiū Dievui, mano vaikais, kol gyvenu, čia Lietuvoje bado nėra, neteko susidurti su tuo. Bet tai nieko gero. Bet mūsų tautoj, ar ne badas? Mūsų tautoje ar nesausra? Ar žemė neišdžiūvus? Ir Elijas, matydamas viešpatį veikiant, sako, ateina lietus, girdžiu. Ir viešpats kalbėjo, ir šiemet viešpats kalbėjo, kad siūs savo lietų šitoje bažnyčioje. Ar mes būsim su viešpačiu? Ar mes girdėsim, ką jis daro jau, kas ateina, tą lietaus šniokštimą? Ar mes pasiruošim? Ir kas vakar lijo, ane? Man vakare reikėjo mieste būt su žmona ir Vilte. Ir išėjom iš teatro ir aš tą Viltę suskėčiu ant rankų ir kol nulėkiau iki mašinos, suskėčiu. Bet kelnės visos šlapios buvo, permerkė, viskas plaukė. Pataikė man to smarkaus lietaus, kaip pylė. Gatvės plaukė visur, tiesiog teka upės. Lietus visur, viską padengė. Neliko sausos vietos. Net ir po skėčių sunkiai galima buvo įsisaugoti. Prieš Dievą skėčių nesidėkime. Tegu permerkia mūsų jo lietus. Tegu permerkia šitą žemę pilnai. Tegu ateina tas lietus, smarkus lietus. Aš galvoju, po sausros. Tai yra tokia atgaiva. Kartais čia galvoju, galėtų bent jau silpniau lyti arba vėliau palyti. Ne taip aktualu. Bet šiai tautai išgelbėjimas yra be galo aktualu. Nes jeigu šitą kartą nesutiks Dievo, šiame laike jie pražus. Po jų bus kita karta, kurių tėvai neišmokins viešpatės kelio, kurie vėl nepažinos viešpatės. Ir tai tęsiasi. Taigi tegu ateina laikas į bažnyčią, kai aplinkiniai klaus. Kai aplinkiniai girdės, kad čia yra viešpats, kad čia yra jo vardas. Zacharijo 10 skyrius, 1 eilutė sako, melskite viešpatį lietaus, atėjus vėlyvo lietaus metui. Viešpats surinks debesis ir duos gausų lietų, palaistys visus laukų augalus. Ozėjo 6.3, stenkitės pažinti viešpatį, kaip aušrais pasirodys. Ir ateis pas mus kaip lietus, kaip vėlyvas ir ankstyvas lietus į žemę. Tai yra tai, ko trokšta mano širdis. Tai, ko aš laukiu. Bet nuo ko pradėjau? Nestatykim aukurų kitiem vardam. Žmonės eina toli dėl savo vardo. Šiam pasauliu. Jie padaro daug dėl savo vardo. Ta pati dvasia, pasaulio dvasia skverbėsi ir į bažnyčią, kad mes eitume dėl savo vardo. Viešpats pasakė, eisit iki pasaulio pakraščių. Bet tai turi būti padaryta jo vardu. Šitą mano rašto vieta skamba porą savaičių iki pasaulio pakraščių. Žinai, galvojau, Dieve, kažkaip čia ta bažnytėlė mūsų, tos ribos, kad prasiplėstų. Pamatykim stebuklus jo žodėje, sako psalmėse. Ribos praplėstos iki pasaulio pakraščių. Jis jau pasakė tai. Štai kokias ribas jis mums uždėjo. Iki pasaulio pakraščių. Elijas matė tas širdis, matė tos neišgelbėtus, troško, kad jie pamatytų viešpatį,
kad gręžtųsi nuostabų į gyvą į Dievą. Apaštalų darbuose, sako, tie žmonės, apie apaštalus, sako, baigia pasaulį apversti aukštyn kojom. Pirmiausia, reikia patiems apsiversti aukštyn kojom, man atrodo, kad po to kitus versti aukštyn kojom. Nes jeigu aš dar ant savo kojų tvirtai stoviu įsikabinęs šio pasaulio, tai ką aš kitam pasiūlysiu? Lygiai taip pat kaip aš stovėk, kabinkis gyvenimą, viską savo jėgom, darom, dirbam, bažnyčioj irgi savo jėgom, tarnavimus savo jėgom, nueisim, padarysim. Tai būna jo vardas vienas iškeltas. Tai nelieka kitų aukurų nei bažnyčiai, nei asmeninėse gyvenimuose. Ir man Viešpats kaip parodė, kad dažnai šlovinimą, čia galvoju, tą reikia padaryti, tą padaryti. Įsikabini, neseniai bendravom su Arvausku Algiu, kur su vyrais gieda. Sako, atėjau sekmadienį, jau prieš kelias dienas, sako, viską taip paleidau, sako, Viešpačiai. Anksčiau, sako, būna ateini toks įsitempęs ten, kad viskas būtų gerai, kad, sako, pergyveni, sako, ir kas iš to? Jeigu ten negerai, tai ten negerai. Dabar ateini, neįsitempęs, pasitikė Viešpačiu, kažkas negerai. Sprendžia operatoriai, ką reikia, jis pasiruošęs, ką jam reikia. Ir sako, su džiaugsmu ramiai šlovini Viešpatį, tarnauji, paleidi Viešpačiu. Laikas padėti ant aukuro, pasitikėti Viešpačiu, kad jis daro, ne mes savo jėgomis. Ir suprasti mums reikia, kad jeigu jo dvasia neateis, tai mes galim daryti, ką nori. Mes galim programas daryti, socialinį darbą, viską mes galim padaryti. Bet jeigu Viešpats neateis su savo dvasia, žmonės nebus išgelbėti. Liks sausa žemė. Pastatykim Viešpačio aukurą savo gyvenime. Jis pažadėjo ateis ugnimi. O kai ateis ant tavęs ugnimi, ateis ant bažnyčių Dievas savo ugnimi, šventąja dvasia, Viešpats siųs ir į tautą lietų. Jis pažadėjo gausų, stiprų lietų. Viešpats siųs. Viešpats nori pasiekti tos žmonės labiau negu mes. Viešpats nori juos išgelbėti labiau negu mes. Bent jau negu aš. Gal jūs tokie veiti rimtai žiūrit? Bet jis atidavė savo sūnų, kiek aš atidaviau, dėl to, kad kiti būtų išgelbėti. Aš tiek, kiek jis jo meilės neturiu. Ir tiek nepaaukojau, kiek jis, kad kitus pasiektų. Aš dažnai praleidžiu laiką savo malonumui. Ir tai, kas man malonu daryti. Galbūt tai yra niekas tiesiog. Bet tame praleisti laiką galiu. Negu eit kažkur. Negu ieškoti Viešpatės. Klausti Viešpatės. Melstis už pražuvusius, už tas širdis, kaip Elijas meldėsi. Sutvarkė aukurą, sutvarkykim savo gyvenimą. Pakelkim balsus maldoj už pražuvusius. Bet žinokim, kad ne mes, ne savo vardu. Bažnyčios statomos. Sąjungos plečiasi, bet Viešpatės vardu. Nes nėra, raštas sako, nes nėra niekame kitame išgelbėjimo. Apaštalų 4:12. Ir šiandien skelbiu Jėzaus vardą, nes nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo turime būti išgelbėti. Ir galbūt čia pirmas sykį ar 100 sykį, visai nesvarbu. Mūsų gyvenimuose yra laikas nesviruoti ir pasirinkti Viešpatės vardą. Kad būtų užtikrinta, kad nėra nuodėmės, naštos. Mes kaip giedojom šiandien, ateikite ištroškę, ateikite silpni. Raštas sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Kas slegia? Tautą. Tautą slegia nuodėmės našta. Viešpats nori atgaivinti. Slegia tamsa. Viešpats nenori, kad liktų tamsa širdyse. Galbūt pirmas syk šiandieną bažnyčiose. Ir jeigu tave slegia, Viešpats sako, ateik pas mane. Ateikite visi.
Viešpats priima visus. Viešpats myli visus. Dievas pamilo šį pasaulį su visais žmonėmis. Tame tarpe mane ir tave. Jo meilės, jo gailestingumo užtenka kiekvienam. Ir jis nori kiekvieną gyvenimą atgaivinti. Jis nori nuimti tą naštą, kuris slegia. Kartais mes senai tikintis apsikraunam naštom, kurių visai mums nereikia. Šio pasaulio rūpesčiais, šio pasaulio naštomis. Mums pasakė, nešiokite vieni kitų naštos. Vaikščiokit, melskitės vieni už kitus. Bet jeigu tu supranti, kad šiandieną reikia tau viešpaties, viešpats kviečia tave ir po žodžio yra bažnyčios vyresnieji, pastoriai, kurie patarnaus šią maldą, jei kam reikės. Ateikit drąsiai, čia į priekį, jie padės pasimelsti, patarnaus. Ir antra, jeigu supranti, kad tau reikia pasišvęsti Dievui ir nori, kad jo ugnis ateitų ant to aukuro. Irgi yra tarnautojai, kurie pasimels, tai patys mūsų vyresnėjai, pastoriai, brangus broliai, sesės. Patikrinkim savo širdį šiandieną. Pakilkim, ateikim šlovintojai. Kokius vardus mes minim? Kokius vardus keliam? Kaip dažnai norisi pasirodyti, norisi būti reikšmingai svarbiems, nuolankiems Dievas teikia malonę, nusižeminusiems. Ir aš pats žinau, kartais būni ten apačioje, sako išeiti, pasimelsti ir visada kažkodėl įvyksta kova viduj pas mane. Nu kaip čia dabar eiti, melstis? Nu aš ir vietoj galiu pasimelsti. Nu tada, jeigu būna ant scenos, tai galvoju, nu aš turiu tarnauti, negaliu eiti. Jo, pilna priežasčių, bet būkim atvirom širdim Dievui. Jei viešpats kalba, jei širdį jei paliečia. Jeigu turi širdį, nereikia eiti kažko rodyt, demonstruot. Kai Baalo pranašai, jie galvoja, parodysiu, pademonstruosiu. Kiti ateina čia, pakelia savo balsus labai demonstratyviai. Yra tokių užsuka į bažnyčią svečias toksai. Bet ne mūsų balsas viešpatė atneš. Tegu viešpatė šlovė ateina ant aukuro, ant pasišventusio, ant jo tarno, ant jo vaiko, ant jo to pasiuntinio, kaip Izaijo sako, ką siųsti. Sako, aš mane, kaip mes girdėjom čia žodį bažnyčioje prieš kelis sekmadienius. Taigi pakilkim bažnyčią. Dieve, dėkojam tau. Ir ateinam pas tave viešpatė, nusižemindami ir suprasdami, kad reikia mums tavo malonės, net ir tarnaujant tau, Dieve, kad neprisimti garbės savo, kad išlikti nuolankiais viešpatė, reikia tavo malonės viešpatė, Dieve. Reikia, kad tu pakeistum širdį, nes patys mes jos nepakeisim viešpatė. Reikia, kad tu ateitum savo dvasia viešpatė, nes patys mes nebūsim gyvi be tavo dvasios viešpatė. Reikia, kad tu išgydytum viešpatę. Reikia, kad tu aplankytum savo tautą. Aplankytum bažnyčią viešpatę. Ir mes trokštam, kad tavo vardas būtų nešamas toliau. Iki pasaulio pakraščių viešpatę. Toliau nei mes suprantam, nei mes įsivaizduojam viešpatę, nei mes šiandien galim paplanuoti viešpatę Dievę. Ar kiekvieną savo troškimus sudėję pasakyti viešpatę. Tai tavo vardas būna nešamas toliau viešpatė. Šitoj tautoj, į kiekvieną kartą, į kiekvienus namus viešpatė, tavo ramybė te būna nešame, tavo šviesa viešpatė, per kiekvieną čia esantį indą viešpatė. Duok drąsos nei vienam nesviruoti daugiau savo gyvenime viešpatė. Parodyk viešpatė, apšviesk mus Dieve, kad mes nepasirinktume ir nenukryptume, nesusigyventume su pasaulio dalykais, nepradėtume aukštinti kitų vardų Dieve. Savo vardų viešpatė. Daryti savo darbų viešpatė, bet darytume tik tai, ką matom tave darant. Kalbėtume tik tai, ką girdim tave kalbant viešpatė. O kur tavo žodis eis, ten bus tavo dvasia viešpatė.
nes tu esi dvasia, tu esi gyvenimas, tu esi palaiminimas mums Viešpatie Dieve. Tu esi amžinybė Viešpatie ir tavęs mums reikia. Pastatyk, pakelk šitą bažnyčią Dieve. Kiekvieną tarnavimą Viešpatie pastatyk, kad tai būtų šlovinga tavo akise Dieve, kad tai būtų garbinga tavo akise Dieve. Tai tos spragos Viešpatie, kurios šiandieną yra, būna užtaisytos nedirbtinai Viešpatie, ne mūsų pastangomis, bet gyvieji akmenys tai būna statydami į tas sienas Viešpatie, į tas spragas Dieve, kur tavo gyvybė teka Viešpatie, kur tavo dvasia išsilieja. Mes pavedam save tau Viešpatie, visai tavo rankas atiduodam ir dėkingi, kad tu esi tarpe mūsų Viešpatie. Ateiko Viešpatie, man reik tavęs Viešpatie. Melstis, kas norėsit, į priekį yra Rimantas, pastorius Edvardas. Man reik tavęs, labiau nei bet kada man reik tavęs, labiau nei numanau man reik tavęs, labiau nei anksčiau man reik tavęs, man reik tavęs. Labiau negu oro man, labiau nei giesmių visų, labiau nei gyvybės man. Reik labiau tavęs ir Dieve, kai laikas bės, liksiu su tavim, nes nenoriu būti jau niekad toks, koks buvau. Man reik tavęs, labiau nei bet kada man reik tavęs, labiau nei numanau man reik tavęs, labiau nei anksčiau man reik
tau. Atiduodam gyrių tau, atiduodam gyrių tau, atiduodam gyrių tau. Atiduodam gyrių tau, atiduodam gyrių tau, atiduodam gyrių tau. Mes reikėtų tau viešpatie. Atiduodam gyrių tau, atiduodam gyrių tau, atiduodam gyrių tau. Labiau negu oro man, labiau nei giesmių visų, labiau nei gyvybės man. Reik labiau tavęs ir Dieve, kai laikas bėgs, liksiu su tavim, nes nenoriu būt jau niekad toks, koks buvau. Nes nenoriu būt jau niekad toks, koks buvau. Kaip elnė geidžia vandens, šaltinių mano siela trokšta tavęs. Tu vienintelis man, širdies troškimas aukštinu tave. Tu mano skydas
pasitikė širdis. Kristus tik man nuolat sustiprės silpnėjame ir audroj viešpats jis visada. Malonė jo ilsiuosi aš, net jei mane užklus tamsa. Ir kiekvienoj stiprioj audroj jame aš inkarą laikau. Viešpats esi per amžius. Dėkui viešpatie.
ateina pas tave. Būkit palaiminta bažnyčia. Likit su viešpačiu visados.